Vartoji maisto papildus, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau maisto papildų analizės. Maisto papildai – vienas didžiausių pasaulinių verslų, kuris neša, daugelis galvojame, sveikatą. Bet ar iš tikrųjų tai yra tiesa? Mūsų lėkštės atrodo taip, maisto racionas nustumiamas į antrą pusę. Ne maisto papildai turi sudaryti patį pagrindą, o pirmenybė turėtų būti rinktis pirmiausia sveikatai palankų maistą, gyvenimo būdą ir tik paskui, ko trūksta, papildyti maisto papildais. Ir tai labai atsargiai. Nes žmonės prisipirka visokių miltelių, kapsulių, stebuklingų mišinukų, kolageno, gliutamino, kreatino, detokso, elektrolitų, vitaminų kompleksų. O mityba chaotiška. Nėra baltymų, nėra daržovių, nėra reguliarumo, nėra tikro maisto. O paskui stebisi, kad savijauta nesikeičia, nes organizmas prašo maisto, o ne papildų. O visų blogiausia, netgi pašlyja sveikata. O kodėl? Juk viena tiesa dar irgi egzistuoja, kurios beveik niekas garsiai nesako. Kiekvieną tą kapsulytę turi tvarkyti mūsų kepenys. Kepenys tai mūsų organizmo laboratorija. Jos filtruoja kraują, šalina toksinus, skaido cheminės medžiagas, neutralizuoja tai, kas jums nereikalinga. O maisto papildų sudėtyje daug nereikalingų komponentų ir labai mažai apie tą, dėl ko mes juos perkame. Kai jūs išgeriate papildą, tai nėra tik vitaminai, bet ir saldikliai, konservantai, dažikliai, tirštikliai, kvapikliai, įvairūs pagalbiniai junginiai, kurie padaro miltelius purius, spalvotus, kvapnius ir skanius, ir netgi kapsulėms padaryti reikia pagalbinių medžiagų. Visos šios medžiagos turi būti išskaidytos, neutralizuotos, paverstos junginiais, kuriuos jūsų kūnas gali pašalinti. Tai reiškia didesnis darbas kepenims, o jei papildus naudojate kasdien ir po kelis, tai jau tampa tikrų krūvių. Kepenys nebegrąžina tokio aiškaus, švaraus signalo hormonams, virškinimui, energijai. Jūs galite jaustis pavargę, apsunkę, pilvo pūtimas gali atsirasti, virškinimo sulėtėjimas, nes kūnas nuolat užimtas papildų valymu. Todėl visada prieš vartodami, pirkdami papildus paklauskite savęs, ar tikrai man jų reikia, o gal tai tik marketingas. Yra maisto papildų, kurie gali būti reikalingi, kaip vitaminas D, omega 3 ir kartais gerosios bakterijos, virškinimo fermentai, bet tik tai tada, kada yra aiškus poreikis, kai mityboje trūksta riebių žuvų, kai laboratoriniai tyrimai rodo trūkumus, kai buvo antibiotikų kursas, kai yra aiškus virškinimo sutrikimai, nepakankama fermentų gamyba, kai žarnynas tikrai išbalansuotas. Žinote, kad maisto papildų vertinimas jisai visiškai yra kitas negu vaistų pramonės. Ir išeinant į rinką užtenka dokumentinės patikros įvežant į Europą. Ar mes tikri, kad ta partija yra saugi ir ar tikri, kad mes gauname tai, ko tikimės iš to maisto papildo. Vertinkite kritiškai.